Mere, iš karto kyla šiauliečiams tokie klausimai. Jūs ketinate kandidatuoti, abi vicemerės ketina kandidatuoti, ponas Šavinis ketina kandidatuoti, kur turi didžiulę patirtį. Sako, kas dirbs Šiauliuose? Kadangi tikrai Liberalų centro sąjunga turi sąrašą labai didelį ir, sakysim, tai 5 miesto tarybos nariai, po to yra dar sąraše dar 15, kurie dalyvavo rinkimuose į savivaldą, yra pavardės, buvę tarybos nariai Fernandas Balsys, ir yra Karitonas Stanislavas kandidatavęs į Seimą, ir yra Rasa Jasmontienė švietimo. Taip, kad jeigu ir išeitumėm į Seimą, tai miesto taryba papildytų tie žmonės, kurie turi patirtį ir tikrai galėtų atstovauti rinkėjus taip pat vienodai, kaip ir mes atstovaujame. Man atrodo, kad nešventieji puodus lipdo. Ir tikrai sakau, kad mūsų partija yra daug patyrusių žmonių ir taip, kad bent galvočiau Liberalų centro sąjungos, jeigu išeitumėm ir visi į Seimą, tai tikrai miesto taryboje kokybė nenukentėtų. Konkrečiai šitą, nes tai yra bendra partijos pozicija, nežiūrint dabartinė Seimo sudėtį, iš tikrųjų, ko trūksta šiandien Seime, tai žmonių patyrusių darbą arba suvokimo pačios savivaldos sistemos, arba įgijusių praktikos ir patyrimo. Tai šiuo atveju ir tiek ir ponas Šavinis jūsų ir ponas Mikšys iš tikrųjų turėtų, mano manimo, ateiti į Seimą, nes šiaip žmonių be pasiruošimo, arba taip staiga be tarybos, gal kiek per daugokai, tai jų patirtis, aš manau, praverstų Seime, praverstų, nes reikia ir praktinio supratimo, reikia ir išmanimo politikos, reikia ir patyrimo. Tikrai nebūtų blogiau Šiauliams. Visus. Pone Šavinė, kaip sekasi dirbti frakcijų? Jūs esate 5 žmonės ir tikrai turite didelį patirtį ir jūsų kolegos vertina jūsų patirtį. Tai kaip sekasi jums dirbti ir visus sumanymus pavyksta įgyvendinti? Savo darbą sunku vertinti, kai visada turi vertinti kažkas iš šono. Bet visų 5? Tačiau, taip, mes manau, kad tikrai nesileidžiam į tuščius ginčius, sprendimus priimame gana greitai, jo labiau, kad mes visi esame su patirtimi ir miesto taryboje jau ne 1 metai. O sugrįžtant prie tų klausimų, kur čia pradėjom kalbėti, kasgi jeigu būtų, jeigu iš tikrųjų taip nutiktų, kad čia mes pasitraukim iš tarybos, tai iš tikrųjų bent mūsų partijos turim tokių žmonių, kuriems labai reikia jau ateiti į miesto tarybą, o mes jau, tarkim, tiek meras čia jau tiek metų miesto taryboje dirba ir administracijos direktoriumi ir meru, ten tikrai jau valgęs daug druskos gyvenimo. Aš save bent manau, kad iš tikrųjų per nepriklausomybės metus pradėjęs tą darbą nuo 90-ųjų savivaldoje dirbau jau, dariau beveik 14 metų, Seime visą kadenciją, dar susisiekimo ministerijoje. Manau, man kaip tai atrodo, kad ta visa patirtis pliusuojasi ir aš jau, sakyčiau, man bent toks tikslas būtų einant, kad norėčiau tokį liktai atnaujinti, sustiprinti ryšį, kuris, man atrodo, vis neužsimezga tarp centrinių valdžios organų ir savivaldybės. Savivaldybėmis amžinai nepasitikima. Taip žinau, kaip nuo 96-2000 metų kadencijos, ką bedarytum, ką besakytum, aš valstybės valdymo savivaldybių komitete dirbau, kokį klausimą bekalbėtum, net čia savivaldybėm negali patikėti, jie nesupras, jie blogai padarys taip toliau, žodžiu, visą laiką toks komandinis darbas iš aukštesnių postų. Manau, kad laikas būtų, kad tikrai sutvirtintos ryšius, pirmiausia, mūsų aukščiausios valstybės institucijos turėtų daugiau apsilankyti čia, o nesiblaškyti ten savo viduje, vien tik tai kiekvieną klausimą paėmę smulkiai analizuoja, nagrinėja, matai, kad ten tos praktikos nėra, jau nuo jos tolsta. Jiegi čia net važiuoja, mes jų nematom. Ten vieni kiti tik tai pasirodo, tai va per partinį bendravimą, tarkim, mūsų mes turim ryšius, tai iš tikrųjų tą ryšį palaikom ir jo visi trūksta ir trūksta. Taigi, manau, niekas neatsitiks, jeigu jau ir pasitrauktume ten, jeigu rinkėjai mumis patikėtų, tai mūsų vietą ateitų, kurie mūsų partijoje, Šiaulių skyriuje, jau į mūsų reikalus irgi gerai įsigilinę, dirba seniai ir daug patarimų gerų duoda.
Na ir iš tikrųjų taip yra centrinė valdžia atitolusi. Jūs iš Vilniaus atvažiavot, Seime dirbat, tai... Ne, kad problema egzistuoja ir tai, ką sakė ponas Ševinis, tai akivaizdus ir slėpti nereikia. Ir bendravimo to tarp centrinės valdžios ir vietos savivaldos yra būtinas, tampresnis. Nebereikalo vienas iš mūsų pagrindinių uždavinių einant į Seimo rinkimus yra, sakykime, savivaldybių reforma. Kaip priartinti iš tikrųjų pačią centrinio žmonių santykių su vietos valdžia. Būtina tai daryti ir atsisakyti ir tokių būdingų įdų, kad pagal partiškumą pinigai skirstomi. Ne, 7-13 metų finansinė perspektyva, ką ir minėjo ponas meras, yra iš tikrųjų didžiulis šansas mums gerai gyventi. Ir protingai panaudoti, ją būtina tiesiog. Tai šiuo atveju bendravimas centrinės valdžios, formuojant nacionalinį biudžetą, formuojant valstybės biudžetą yra būtinas. Ir tarkime, mes visada bendravom su savo partijos kolegomis, su kitais merais ir stengiamės išgirsti jų prašymą. Apeinant netgi kartais ir vyriausybės institucijas. Mes kaip Seimo nariai padedame, jeigu projektas yra vertingas, geras ir manome, kad jis tikrai turi būti realizuojamas, tą ir darome. Tai yra taip ir čia nei gerai, nei blogai, tiesiog taip yra ir tą reikia įveikti. Pone Mališauskai, Liberalų ir Centro sąjunga kiekvienais metais pažymi laisvės nuo mokesčių dieną. Šiemet kada jinai išauš ir kada bus pažymima?